Nori? Baig. Ką? Mes gerai gyvenom. Fantastika. Čia bus ką dabar turėti sėti su draugė šnekti. Nu taip. Vienas mūsų klasiokis vaikas mokinosi Smilgiuose. Mes jį mokėsi mama. Taip. Užeikite Eligė. Užeikite sesuo. Kuri? Ką? Pažiūrėk, tu parodė. Panaši gal. Dar kartą. Arūnai, o kaip tu man numarsysi? Kelsim YouTube. Messenger, man gerai, tie susitikimai ir nereikalingi dažnai, bet kaip kartais taip malonu prisimenu. Kas buvo, kaip buvo. Čiagi mūsų pačios gražiausios dienos praėjo. Pats nerūpestingumas, kurio mes dabar jau neturime. Mes dabar visi su rūpesčiais, su visais kitais dalykais. Tai va, o šis kabinetas, visi kaip atsimenu, buvo galyčio. Nu va, dabar tai. Čia mūsų praleistos pamokos, kas mokės, kas nesimokė ir po šiai dieną daugiau lentelės nemoka, tai gal nevartysim pavardėm. A tu ką čia į mane žiūrė? Lietuvė, tu labai gerai kur važiuos prie upės. Sakė vakaras, aš labai viską pranešimus mūsų. Oi, mėšlą reikia mesti, ne? Pas Uošvienį. Ne mesti, nepardavė. Gyventi pas Uošvienį, Uošvienės priklausom, taip kad neaišku. Taip. Virgutė, aš vakar irgi vaikus kalbėjau važiuoti. Nu tai va. Ir žinokit taip. Dabar taip, mes dabar visi kartu apsispręskim. Kiek mes čia labai gražiai. Kod prieš ką? Aš tai mažai padėjau, kapus tai ne. Tai kas jūs kapos aplink pusę? Aš pasipildavo, mums įvyro vinelę. Žiūrėk, bet tu neįmošai sakome. Dabar čia mūsų nieks netrūkda, čia nieks nemato. Čia labai gerai. O ką turi įvykti? Tik arūns turi. Aš turiu. Jeigu žinot, kas buvo duomenis, metus už žmonių jaunesnis, pastovėjai komisija. Ko tu čia vis žinos? O gražiai turėsime. Aš tu dinės. Per vieną aš neatsimenu. Neįstryka. Kaip pasakos apie savo galės, aš pasakosiu. Daugiau kas. Mano du vaikai jau suaugę. Simutės labai nepasakė. Sakiau, studijuoja Vilniui dabar. O specialybė, nu dabar, kad tau nesumeluočiau, kažkaip, aš nežinau, kažkas su transportu. Nu, o Gedrūtė Manda jau baigus visus mokslus ir magistrą Girinko pavaduotoja dirbo. Girinko. Važiuokit į Žalgirį, pasigausit gražią pamėsinę. Baliavot miške pušinė. Nu, tu ir gal visai. Ačiū Dievui, kas liečia šeimą, visi sveiki, kas visi viskas. Tik tiek, kad aš paskutinius metus išgyvenu tikrai labai sunku laikotarpį. Aš prieš 2 metus palaidojau brolį, kuris mirė per dieną man. Ir per balandžio 20 tuoj po Velykų prieš 2 metus. O prieš metus per motinos dieną man palaidojau. Tai buvo man labai sunkus metai, labai, net paskutiniai kokie 4-5-7. Aktyvistės, ar ne? Baigė kirpiai, sakė, negirdėjau. Tai ištekėjau po metų baigus mokyklą, laukiau dukters. Čia kur stomatologų, pat prie stomatologų dirba, ar labai graži mergaitė? Taip. Buvau 2 kartus ištekėjus, turiu sūnų, dukrą, turiu Ką tik norės? Va, vienu? Kaip fain. Net prieš 3 metus tai emigravom į Prieš 3? Angliją, į Flintą, į Velsą, labai gražus. Kraštovaizdis, aišku, ne Lietuva, bet
Turiu sodybą dar pakol kas laikau, bet Patentuoju. reikėtų išsiparduoti. Kaip Aš jau dabar važiuojam į Klaipėdą paprastai, žinai. Sako, nu tas Kalbėjimas angliškai, eina į mokyklą, kalba angliškai. Angliškai, lietuviškai nekalba? Moka lietuviškai, bet šiek tiek. Nu, jeigu pirmą reikia į susitikimą, tai vadinasi dar labai gyva. Ir labai nori. Ir labai nori. Moteris važiavus nuomavo būtą Panevėžyje, pagalvokit. Nu, tam, nu, maladėtis, nu, gerai. Kaip baigė mokyklą. Kaip baigė mokyklą. Reikėjo būti susitikime, visi žino. Pat nebūtinai. Gal kai kas negalėjo. Tu taip nesimokiau, tai pasaulio ką darė. Oi, baigiau mokyklą, įstojau į pedagogiką, baigiau chemiją, būties darbus. Bet padirbau metus tokius ir tada, nu, tada savo verslą. Tai va per tą laiką, kol čia mes nesimatėm, ištekėjau, gimė 4 vaikai. 4 vaikai, šaunuolė. Žyma. Tai Amerikietiškas dukra medikė, kitas architektas, kitas mokosi pirmam kurse politiką ekonomiką ir mažylis gimnazijos 1 klasė. O, šaunuolė. Dar per ką turi įsivaizduoti? Bravo. Tada. Kaip su vyru pasisekė? Nepensinis. Aš žinau, ne, aš žinau. tu klausai, Aš tik pažįstu jos vyrą. Mes suprantame. Taigi tu, kad mes tos prancūzų Ne, kalbos užteks mūsų mažėjo, kurios atvažiavo. Žinai, neužykiu. Tai mes prancūzų pamokas, ką mes darydavom, aš namų darbus, matematiką spręsdavau, šiaip tai gynai veždavo ir veždavo. Tai nieko daugiau nedarydavau. Kaip aš veržiau, kai mano auksė. Aš atsimenu. Tu kur neverksi? Aš Bet atsimenu. pasakė prieš paskutinę dieną. Sveika. Vaikai, senukais, kad visi būtų sveiki, kad jokios bėdos neužgriūtų, praeitusiai pro šalį mums pagailėtų. Bet Labai nieko malonu nepapasakojai apie pamatyti. save. Nepravirti tu čia mūsų. Nu, aš irgi jau žiūriu į ranką, kad nepravirti. Ką? Babutė, ne? Aš būsiu, spalio mėnesį, lankytis labai. O aš nieko net. Nijolė, mum kaip baisu, žinau, kad mes abi, kad aš neturiu daugiau, nu ką šnekėti. Lina, mano čia ir ką tu gerai. Jeigu daugiau neturiu ką šnekėti. Nu, vis tiek papasakok, kaip. Baigiau mokyklą, išvažiavau į Klaipėdą, mokinomės. Klaipėda? Arūnai, tu ne? Kitos klasės, Irena mūsų kodytė, iš kitos klasės Ką B. jūs mokėte? Zita ir aš su Vilma Klaipėdai mokinomės. Na ką, vienintelė aš dirbu šitą specialybę visą laiką. Ir dabar dar dirbi? Ir dabar dar dirbu po šiai dienai. O kur dabar Dabar dirbu dominarį. Čia Bauskas buvom perkėlę dabar. Turiu kitą darbą, dominarį tai dirbu, kad užsidirbti. O kitą darbą įdomesnį, kur man visada patiko, dirbu, kur sakiau, gyvenime niekada nesiūliu iš odos, rankinės. Irgi dasėdėjau. Likau. Nu kaip, turiu vieną, vaikai savo gyvenimus jau turi, mažylis apsiženėjo, turiu Marčią, gerą mergaitę. Irgi dukrą įsigijau. Taip, taip, žinau, ką reiškia. Tėvai sensta. Persikėliau gyventi. Su draugu atėjau gyventi, bet jo mama irgi labai silpna. Jis išvažiavo kol kas savo mamos žiūrėti, bendraujam, susitinkam. Labai gerai bendravimą tik gal iš karto davėm ir atlyginimas pusė dienos buvo. Nu, ir buvau jauniausia ir labai mylima. Tada apsižvanėjau, tada pasigimdžiau vaikelį. Tada pagyvenau su vyru 3 metus, tada su juo išsiskyriau. Ir po vaikelio
Išėjau dirbti, nes pasirodė stresas, žinai, tie 90 metai, ta perestroika visa. Ten mažino, nuėjau dirbti į miškų ministeriją, padirbau 4 metus miškų ministerijoje, miškų ministerija ras likviduoja. Iš jo daro 2 darinius. Miškų departamentą ir generalinį. Gavau pasiūlymą dirbti generalinį miškų urėdiją. Generalinį miškų urėdiją šefo referentė dirbau 20 metų. Tuo metu baigiau miškininkystę. Nes reikėjo. Į mišką tavo medžių nepažįstu. Tai va, atidirbam ten, ateina valstiečiai su gandrais, ūkininkai. Generalinė miškų urėdija von, urėdai, vagys ir toliau. Nu ir paskutinę praktiškai dieną gavau pasiūlymą dirbti valstybinį miškų urėdiją, naujam darinį. Naujas vadovas buvo, nauji vadovai. Nu ką, man darbo reikia, o jiems reikia, kad kas dirbtų. Jie ne iš didelės meilės nerėmė. Ten mus visus iš tos generalinės ėmė ne iš didelės meilės, kad žmonėm darbą suteikti. Nes ten tas šlikštynė, atsiprašau, gėjus aplinkos ministerijos viceministras. Nuo vieno vyro. Turiu 4 anūkus. Nuo 2 dukrų. Nuo 2 dukrų. Dar laukia. Ačiū Dievui. Iš 4 anūkų 2 nūkės. Oi, kaip padė. 2 nūkės. 2 nūkės. Labai fain vertytis. Viskas. Gyveni kur? Kur tu Reginut gyveni? Meilė. A kur tu gyveni, Reginut? Labai smagu. Tavo reikalas. Nu pasakyk, nors Tu vėl paklaus, kaip aš gyvenu. Aš žinau, kaip tu gyveni, bet tu pasakyk, kur? Aš adresą pamirštu vis. Kam tas adresas? Reginutė gyvena dabar Panevėžyje. Atvažiuokit visi tiesiog. Iš kaimo išsikrausčiau. Pasidžiaugsim kartu. Kartu suprasti. Modernėsim. Buhalterė, ne? Taip? Ne, ne buhalterija. Aš direktorė. Direktorė savo ūkiu. Savo derlius. Savo derlius. Vyko projektai ir tuose Viskas gerai. Viskas. Nu šaunuočiai. Sveikinkitės. reikia... Žiūrėkit, gal pasidėkit man vakarą, jūs susirinks. Reikia... Mačiau internete nesenai. Sveiki. Dabar viskas, aš kalbu čia Kristina. Ar jūs žinot, kad Kristina Liaus yra iš Švedijos? Leminute, aš labai prašau. Mes prašėm pasisakyti, mes laikėme tik. Neatsimenat? Augina Donatą tokią labai gražią mergaitę, fantastiško grožio, Patrynas tėvas, Kristinos neturi nė kruopos. Bet Kristina, aš tavo vietą atsistočiau ir duočiau iš tos tašės. Aš irgi. Grinas tėvas labai gražiai, motinos neturi nė nieko. Gerai. Ką noriu, tą kalbu, juk samdytas. Jo tarp eilučių, jeigu nesuprantat, tai čia iš to To vyžų, to pajų. Ir nežinau, ateity planuojame šis gal į Kauną, dar įsikelti. Kol kas čia tik yra tokie klausimai. Pamąstymai. Tikėt, jo. Bet čia dar niekas nieko neaiškina. Gyvenimo žiūrėsim, kaip čia gausis. Labai man tavo žmona, aš negiau telefonu. O šio momento, nu kaip, dar daug dirbo su gydytojais, tapo su darbais bandžiau. O ko tu dirbi? Ortopedinį dirbau. Ortopedinį. Turėjau avalinę, mes matuodavom, paskui žmonėm taikydavom, jeigu reikia. Va, girdit? Buvo toksai darbas. Reikia. Artėja senatvė visi? Man reikia mėginti man jau. Rytoj sanatorija. 2 savaitės, tai tiesiog jo tai buvo, prašau, užimtus, nes net negalėjau telefoną pakelti, nes projektas po projekto. Žinokit, vakare grįžti, 12 kartus parodyti. Jie skambina žmogui 12. Ir renti mėgoti, 6 vėl keliesi ir vėl važiuoju. Iš tikrųjų, to laisvo laiko, nežinau, nėra. Ir dabar šiandien
važiuoju, važiuoju tos, nu niekaip negaliu žinokit, iš tikrųjų labai sudėtinga man buvo. Bet ačiū tau, žinok, tu šaunuolis atėjai. O kur Vidmanas? Negaliu neateit. Kur Vidmanas? Tai darbo giminaitis po pergalės. Ir esmė dar tokia yra, kad reikia rytoj laisvą dieną, o mes pirmadienį išvažiuojam į sanatoriją. Sanatoriją prabūsim, nežinau, gal iki birželio vidurio kažkur. Grįžtam namo, keletą dienų pabūsiu ir kaip visada mes ir daugelį metų važiuojam į Pajūrį. Ten kiekvienai, visą vasarą išbūdė. Nu, toks gyvenimas, žinot. Tai geras gyvenimas. Aš skaitau. Anūkų turi daug. Nežinau, kaip čia pasakyti. Pastovus judėjimas. Nėra to laisvo laiko labai. Bet šaunuoliškas. Bėga laikas, bėga ir bėga. Žinai, aš tu pasakysiu, kai žmogus yra veiksme, jam laikas bėga, kai tu žmogus sėdi.